Sveiki visi, aš filmuoju video, kaip reikia padaryti per priekį saltą. Šiaip tas būna daug nelaimė, bet tai žinot. Vis tiek kažkada išmoksta. Tai dabar pirma dalis, kaip reikia padaryti saltą. Aš apibūdinsiu, kaip viską reikia daryti. Jeigu pavyzdžiui, bando daryti saltą, niekados su rankų netieskit virš žemės, nes tada stipriai galvą dėsit. O jeigu norit, kad normaliai išeitų saltas, tai reikia tiesiog susiriest, rankas kaip jums patogu galima laikyti o tą dėl salto, tai aš dabar galėsiu parodyti, kaip tas saltas turėtų atrodyti. Maždaug, jeigu centimetrų, kiek metrų bėgt, tai maždaug, jeigu norite sužinoti, kiek metrų reikia, atstumas, tai maždaug tuoj perskaičiuosiu. Maždaug kažkur 7 metrai, tai jeigu neišeis, tai jau vis gali apibūdinti režisierius. Sakykit, kas būna, jeigu. Ranka labai tada pradeda skaudėti. Nepradeda skaudėti, bet gali ir susilaužyti ranką, ir koją galima susilaužyti, kaklą, sprandą. Jo, bet būkite rimtai atsargus, nes gali būti tokių labai baisių nelaimių. Atsitikimų. Tai va, parodysiu, kaip atrodo tas saltas. Maždaug saltas atrodo taip. Tai šiandieną tiek. Jeigu kitą norėsite video pamatyti, tai bus per šoną. Jo, ir nuspręskite, koks yra pavadinimas. Ne. Pavadinimas bus parašytas ir taip. Viso gero. Ate.